Tam, kad išvirtumėm skanę arbatą, nesvarbu, mes dabar nešnekam apie arbatžoles, bet kad būtų pats gėrimas skanus, yra 3 pagrindinės sąlygos. Vandens kokybė, vandens temperatūra ir išlaikymo laikas. Ką tai reiškia? Mes jau šnekėjom apie tai, kad vanduo turėtų būti minkštas. Tai yra labai svarbu. Tai vat vandens kokybė. Vandens temperatūra tai yra tai, kad skirtingom arbatom reikia skirtingos temperatūros vandens. Jeigu mes kalbame pagrindę apie kinietiškas arbatas, todėl kad iš tikrųjų Kinija yra arbatos tėvynė ir iš tenai visos jos yra kilusios, tai žalios arbatos, joms vanduo yra iki 80 laipsnių. Jeigu tai yra raudonos arbatos, tos, kurios Lietuvoje yra žinomos kaip juodos, nes iš tikrųjų Kinijoje jos vadinamos yra raudonomis, tos tamsios visos arbatos, jų vandens temperatūra yra iki 91 laipsnių. Na ir po to yra puerai, tai puerų vandens temperatūra, pueras yra užpilamas iki 93 laipsnių, tai yra beveik prie virimo. Nebūtina tam, kad taip padarytumėt, tiksliai žinotumėt laipsnius, jums nebūtina visiškai turėti kažkokio termometro, tiesiog reikia daugiau dėmesio kreipti į vandenį. Jau nepamirškite, kad vanduo yra gyva substancija, kuri yra apskritai mūsų kūne, nes žmogus nesudarytas iš vandens ir apskritai vanduo yra informacijos nešėjas. Todėl, jeigu jūs skirsite bent kažkiek tai daugiau dėmesio vandeniui, kada verdate arbatą, tai yra gėrimą, kurį pilatės į savo vidų, tikėkite manim, ta arbata bus gerokai sveikesnė ir gerokai gyvybingesnė.